Sveiki visi, atvykę į Juodą Baltą. Šiandien mano svečiuose yra fotografas Albertas Pociejus. Labas, labai gera, kad atvykai pas mane. Labai bus įdomu išgirsti apie tave. Aš jau kažkiek žinau apie tave, nes biški vis tiek reikėjo ir namų darbus atlikti. Bet kitiems bus tikrai labai žinau, kad įdomu. Ir tada pirmas klausimas. Tavo vardą Lietuvoje sieja su emocija ir stipriu vizualu. Bet tu pats darbus vadini monochromatiniu, surrealizmu, statomu fiziškai be jokio kompiuterinio montažo. Kodėl tau svarbu, kad tai būtų tikra, o ne tiesiog taip paprastai sukurta ekrane? Matai, visų pirma, yra keli sluoksniai atsakymą į šitą klausimą. Ir matyt, pirmas yra toks pats naujausias atėjimas dirbtinio intelekto ir visko, kas su to susiję, kai nuotrauka jau padaroma lengvai, jeigu tą, aišku, galima pavadinti nuotrauką, labiau galbūt visgi tai piešinys, kuris atrodo kaip nuotrauka, bet kartu viskas, ką mes labai lengvai gauname, tas neturi vertės. Nes visgi vertė tai yra auka, vertė tai yra tam tikras ir amatas, ir menas, ir mąstymas, ir bandymai ir panašiai. Lygiai taip pat, kaip žmonės dabar dažnai grįžta prie vinilo, tų plokštelių, klausosi muzikos iš vinilo, nes jiem tai irgi turi tos apčiuopiamos vertės. Jie pinigą sumoka už tą plokštelę, yra tam tikras procesas ir gaunasi, kad jie sugeba labiau to džiaugtis, nes turint ten kokį Tidal, Spotify ar panašiai, mes džiaugtis tuo dažnai jau nesugebam. Ta prasme, reikia priversti save grįžti į tą seną pasaulį, atsijungti, kad ir klausantis to paties Spotify'aus ar kažko, paimti albumą, ramiai atsisėsti, įsiklausyti. Ir tuomet gražini savyje tą ramybę, tam tikrą analoginę. Tai lygiai tas pats yra ir fotografijos pasaulyje. Jeigu visus efektus ir panašiai tu gali tiesiog nupiešti, jie neturės vertės. Taip. Kaip ir kalbama ten, kad menas reikalauja aukos, Taip. bet auka sukuria vertę. O tas atėjo, aišku, iš anksčiau. Aš dar pradėjau fotografiją užsiminėti dar analoginės fotografijos juostelės laikais. Tai tie ir įpročiai man liko ir aš vis vertinu tą tikrą procesą. Ir kad ir paskutinėse serijose daug yra surrealizmo, tokio jisai visas yra absoliučiai gyvas. Iškia, gyvi efektai, gyvai viskas padaryta. Jeigu ten atrodo, kad laikrodis skrenda ore, tai jis pakabintas ant žilkos, kuri nematoma, ten ir specialus įrankis, ir ten žmogus jį laiko aukštai ir taip toliau. Tai kaip sakiau, čia yra vertės grąžinimo mechanizmas, galima taip pavadinti. Tai dabar dar irgi pajudinai apie analoginę fotografiją, tai pajudinai. Tai norėjau paklausti, kaip tave fotografija surado, einam į labai praeitį tokią truputėlį, kaip tave fotografija surado, ar tu fotografiją suradai tiesiog tavo truputėlį pradžia tos pačios fotografijos, nes tikrai jau daug metų fotografuoji, 30 metų, tai jau yra daug. Iš tikrųjų tai daugiau ir etapais. Tiesiog pirmas etapas tai buvo dar vaikystėje, namuose gulėjo fotoaparatas, ten tėvų nupirktas ir aš kaip vaikas žingeidus jį ten pradėjau čiupinėti, ten įstatai juostelę, paskui pabandai ją išryškinti, nepavyksta, iš pradžių taip ryškini, irgi nelabai ką matai. Tai po truputį nuo dėdės man dar liko visa foto įranga, jisai buvo toks fotografas mėgėjas, tai buvo nupirkęs ten ir didintuvą, ir vanelės, ir visą šitą. Tai man buvo toks pakankamai lengvas įėjimas. O paskui etapais mokymosi universitete laikais, mokykloje, paskui, kai pirmas vaikas gimė, va taip. Ir nuo 2008 metų,
kai prasidėjo ta krizė, o aš tuomet dirbau Senukose, buvau IT vadovas Vilniuje, aš nusprendžiau tada išeiti jau grinai į fotografiją. Tai vat, apie 30 metų fotografuoji, o prieš tai buvai būtent, kaip ir minėjai, IT direktorius, taip, didelė įmonė. Kada supratai, kad metas viską mesti ir ar tuo momentu tai atrodė kaip drąsa ar kaip kvailystė? Tiesiog, nu va viskas, nu bet tikrai direktorius ir dabar į fotografiją nert, wow. Žinai, kvailystė atrodytų lygti tuose pareigose, nes iš fotografijos aš uždirbdavau žymiai daugiau. Va. Ir laiko tuomet daugiau turėčiau ir panašiai. Tai aš savo laiku, matyt, buvau toks vienas iš brangesnių vestuvių fotografų Lietuvoje ir dabar praktiškai jau nefotografuoju vestuvių. Bet tuo metu tiesiog, kaip sakiau, ir ta krizė atėjo 2008-ųjų, kai visas statybinis sektorius tokioj nežinioje atsirado ir man buvo pakankamai lengva išeiti. Tai taip ir gavosi, kad žiūriu, kad man ten smagiau. Nu taip ir laisvo laiko, vis tiek ne nuo 8 iki 5 darbas, vėl kitaip. Turbūt 24/7 šiaip jau kaip ir gaunasi. Nu, matai, tai iki tol, kol aš dirbau ten Senukose, tai aš, 2 darbus dirbau. Tai aišku, kad ten laikas 8 valandas, čia dar reikia tvarkyti tas nuotraukas. Ir tai taip. O dabar esi dirbęs nuo vestuvių iki darbų Monako kolekcijose. Labai iš tikrųjų įdomu paklausyti, truputėlį bus ir apie Monaką, labai plačiau, labai prašysiu, nes tikrai įdomu, kuriuo momentu nustoji fotografuoti tai, ką užsako ir pradėjai fotografuoti tai, ką privalai. Čia gavosi taip, kad jau išėjęs, aš matyt kokius 5 metus taip labai aktyviai dirbau su vestuvėmis. Tai buvo mano pagrindinis darbas, vestuvės ir asmeninės fotosesijos. Taip. Ir iš esmės aš netgi gal nepasakyčiau, kad buvo toks laikas, kai aš fotografuodavau ten klientam, o kitas kažkoks laikas, kai aš fotografuodavau tai, ką aš noriu. Taip. Nes mano principas buvo visada toks, pusė mano fotosesijų turi būti nemokamos, neapmokamos. Kodėl? Nes tose fotosesijose aš tobulėjau. Aš išbandau kažkokius naujus dalykus, aš esu laisvas, aš neprivalau pateikti 100 ar kažkiek nuotraukų. Ir tai man buvo tas poligonas, kuriame aš mokiausi, įgūdžius savo tobulinau ir panašiai. Ir dėl to tie 2 dalykai, jie pastoviai ėjo lygiagrečiai. Jie viens kitam neprieštaravo ir aš netgi sakyčiau, ir visiems kitiem fotografam, kad tai yra būtina sąlyga, jeigu jūs norite tobulėti. Nes kai jūs įsisukat į tą ritmą, pastoviai, sakykime, vestuvių fotosesijų, čia studijoje ar dar kažkur, jūs iš to savo įpročio jau neišeinat. Taip ir yra. Ir paskui užsisukat, jums krenta motyvacija, jūs netobulėjat, reiškia rinka jūs pradeda aplenkti, reiškia jūsų kainos mažėja arba klientų kiekis mažėja ir panašiai ir panašiai. Ir darbų tada kiekis didėja, jūs pradeda dirbti pigiai, jūs pradeda dirbti naktimis, redaguoja tas nuotraukas. Tai mano nuomonė tas yra labai būtina, netgi galbūt visai kitoj srityje dirbti fotografijai nemokamai tam, kad galėtumėte tobulėti. Ir paskui matyt, galbūt 2012 metais ar 2013, jau dabar tiksliai neprisiminsiu, aš išvažiavau į Monaką ir ten gyvenau, ten dirbau ten 4 metus ir gyvenau praktiškai pastoviai, grįžinėdamas į Lietuvą. Tai ten jau vestuvių buvo mažai, jau labiau aš dirbau su brandais, su reklaminiam kampanijom, su labai turtingais žmonėmis, tiksliau, matyt, būtų pasakyti, su tų turtingų žmonių žmonomis. Nes, kaip bebūtų keista, moteris dažniausiai fotosesiją užsisako. Tai buvo ir lenktynininkai, ir sportininkai, ir bankų vadovai, ir verslininkai dideli, ir aristokratai ir panašiai. Tai toks labai įdomus laikotarpis, kuris man buvo reikalingas tam, kad gaučiau kitą perspektyvą, kurios čia Lietuvoje nerasi. Ir galerijų, ir kolekcininkų, ir viso to meno, ir
pačios fotografijos kitokios aš norėjau ir panašiai. Tai vat, man tas buvo be galo svarbus dalykas, jau paskui man šiek tiek atsibodo, jau matot 4 metai, tu paskui nematai, kaip tavo vaikai auga. Tai norėjau klausti, kaip šeima, kaip reaguoja. Ir gaunasi taip, kad plus naują projektą pradėjau tuomet, jau 16 metais su orgazmais. Taip. Ir prieisim prie šito, nes man labai įdomu šitas. Ir tuomet jau aš supratau, kad to projekto aš ten nepadarysiu. Ir kalbos barjeras, ir mentaliteto barjeras, ir, sakykime, netgi labai paprastas dalykas, kad mano Facebook'e visi draugai ten ir panašiai jie iš Lietuvos. Tai aš ten netgi neturėčiau kam rašyti, pasiūlyti. Taip, kad. Tai Lietuvoje man buvo tas žymiai lengviau ir tada aš nusprendžiau grįžti į Lietuvą. O tarkim, Monakas, kiek davė to tokio įsivažiavimo, to tokio gal didesnio pliuso tau pačiam, tokio stoto, gal sakyčiau, kad aš fotografas, dirbau Monake, ar tai nudavė tai Lietuvą, kai grįžai į Lietuvą, ar tai davė ką nors? Man asmeniškai tai, aš šitą nekreipiu dėmesio, tai mano gyvenimo tiesiog dalis. Taip. Lygiai tokia pati kaip ir visas kitos dalis. Kiek tai davė iš marketingo pusės ar panašiai, tiesą pasakant, niekad apie tai negalvojau, neskaičiavau. Ir aišku, kažkiek tai duoda ir pavyzdžiui, aš turiu kolekcininkus ten, kurie perka, praktiškai kiekvieną mano naują darbą. Dabar birželio pabaigoje aš vėl pas juos važiuosiu, pristatysiu 2 naujas kolekcijas, Kaip fainai, 2 serijas ir tikėtina, kad jie po vieną darbą nupirks iš kiekvienos šitos serijos. Ir tai yra labai, labai žinomi pasaulyje kolekcininkai. Tai be abejo, kad man pačiam tai labai daug davė. Pažintys ir, kaip sakiau, kitas požiūris ir taip toliau. O Monake teko dirbti ir nemokamai, ne? Aš kaip suprantu, ta prasme, duot savo kaip tas nemokamai. Vis tiek tu dirbi, čia tavo darbas, bet workshopas vos ne savo kažkaip taip. Visų pirma, aš ir ten workshopus vesdavau, ten atskrisdavo pas mane ir individualiai mokiniai ir panašiai. Ir pats jeigu man, pavyzdžiui, aš matau kažkokį potencialą, matau modelį, kuris man įdomus, tai aš jo pasiūlydavau ir mes darydavom fotosesijas. Tuo labiau, kad ten, pavyzdžiui, ir mano klientai vieni, jie tiesiog asmeniškai pažinojo Helmutą Newtoną ir jis pliaže turėjo kabiną, šalia jų kabinos. Geras. Ir jie bendraudavo. Tai ir tokie ryšiai, o Helmutas Newtonas man, pavyzdžiui, asmeniškai, jis visada buvo toks kaip ir, ne tai kad mokytojas, galbūt ne tai kad siektinas pavyzdys, bet vis tiek tai buvo vienas iš tokių korifėjų tos fotografijos. Jis būtent ten ir gyveno, tarp Monako ir Los Andželio. Tai tie tokios šaknės, jos duoda galbūt tokio vidinio, galbūt pasitikėjimo arba prisilietimo prie kažko. O dar paskutinis toksai dar apie Monaką, o turėjai kokių nuotykių, kažkokių tokių Apie moteris kalba mane. Ne, gal vis dėlto netyčia žmona žiūrės. Bet tas toksai ar turėjai nuotykių kažkokių tokių, kur, tarkim, čia jau paprastas labai gal toks, kaip tau pasakyčiau, ne, toksai, kad sugedo kortelė, ten fotoaparatas kažkas nutiko, pametėjai. Tokių biški, kur, o kaip dabar padaryti tą fotosesiją, tarkim, gal kažkas nutiko. Failų nebuvo, nes aš labai ir visada per savo mokymus mes labai akcentuojam, kaip užtikrinti 100% rezultatą. Tai ir kelios kameros, ir 2 kortelės kiekvienoje kameroje, ir papildomas ten saugojimas. Tai techninių failų nebuvo. O juokingų nuotykių? Juokingų, reiktų taip iš karto prisiminti. Sakykim taip, buvo viena, tarp kitko lietuvė, jinai skambina man, tiksliau rašo ten Facebook'e ar kažkur, neatsimenu, sako, noriu asmeninės fotosesijos, aš, taip sakant, vietinę kainą pasakiau, man labai per didelė, aš čia vargšė studentė, neturiu tiek pinigų, mes ten sutarėm, vienu žodžiu, kad kaina 4 kart mažesnė, aš dirbu 1 valandą, duodu 10 nuotraukų, atvažiuoju aš pas tą biedną studentę, šičia stovi Ferraris,
čia stovi Lamborghinis, čia virtuvėje stovi šaldytuvas, kuriame Don Perignon šampanai guli ir panašiai. Vat. Tai tuomet jaučiausi tiesiog ciniškai apgautas. Bet visą darbą padariau labai sąžiningai, netgi 2 valandas fotografavau, 20 nuotraukų atidaviau, 2 daugiau nežadėjau. O tai buvo 9 nėštumo mėnuo, kai jau, žinot, pilvas jau toks, kuris jau nefotografuotinas. Ir jinai sako, aš dar va ten labai norėjau savęs, praktiškai nuogos ten ir panašiai, bet tai antiek jau neestetiška šitam etape. Dėl to ir nėštumas ten 6-7 mėnuo geriausias fotografuoti. Jeigu moteris galvoja fotografuoti nėštumą, tai maždaug planokit tokį laikotarpį. Ir jinai sako, grąžink man visus pinigus, o aš jau nuotraukas atidaviau, ten aš nepatenkinta fotosesija, nors jinai buvo tikrai labai gera. Tai vat, būna tiesiog vat, tokių klientų, kurie iš pradžių apgaudinėja, o paskui dar nori viską ir nemokamai gauti. Galbūt dėl to ir čia stovi Ferraris ir Lamborghinis. Taip, neaišku dėl ko. Tai vat, toks iš tokių kuriozinių situacijų, tai aišku, pinigų aš neatidaviau nuotraukas, pasakiau labai ačiū už bendradarbiavimą. Ir tiek žinių, taip. O tavo kalboje girdisi va būtent Newtonas, apie ką tu šnekėjai. Taip, Olafas, bet tu dar skaitai apie teorinę fiziką ir evoliucinę psichologiją. Kaip tai patenka į kadrą, kuriame moteris kuria pasaulį iš buitinių daiktų? Kaip taip? Matai, viskas kaip ir menas, jis toks dalykas, kad mes iš dalies turime apgauti savo žiūrovą, apgauti jo lūkesčius, nes tuomet darbas tampa įdomus. Iš kitos pusės aš visada sakau, kad gera nuotrauka tai yra maistas akims, maistas protui, maistas jausmams. Ir vat, visi tie 3 elementai turi būti. Ir pavyzdžiui, ką dažnai fotografai daro, kokią klaidą, jie daro tik maistą akims. Nu taip. Gražus rūbai, makiažas, studijos siena, pastačiau, nufotografavau, viskas. Jo, tu turi jau nuotrauką, kaip ir. Jo, nuotrauka, va toks saugus variantas yra, bet tam nėra maisto protui, nėra kažkokios paslapties, nėra tų pačių lūkesčių apgavimo. Nufotografuok tu juos tada aukštin galva, šitą aukštin kojom. Taip. Jau bus įdomu, jau bus visai kitaip. Jau bus va, tas maistas protui, maistas jausmams, ten irgi kažką įdomaus, linksmesnio, liūdnesnio ar dar kažką. Tai kad visa šita būtų, fotografui reikia ir žinių, ir supratimo, ir tos pačios neurobiologijos, ir psichologijos, ir daug visokių sričių, nes tu kažką papasakot kitam gali tuomet, kai tu tą turi savyje. Taip. Ir to reikia ieškoti. To reikia ieškoti, siekti kažkur. Ir ir tie, sakykime, tas pats Helmutas Newtonas, daugelis net nesupranta, ką jisai fotografuoja. Žiūri, ten, taip, yra kažkokia valdinga, ten graži moteris, ten tose pačiose Monako gatvėse. Ir nesupranta, kad jis BDSM fotografuoja. Bondage, domination, sadomaso, tik gražia tokia skoninga forma. Tas pats Burdenas arba Olafas, jie irgi fotografuoja tam tikrą surrealizmą, ten pas Burdeną kojos išlenda iš grindų ar dar kažkas, kur tu iš pradžių nesupranti. Ir va čia yra tas maistas protui. Kai tu žiūri į nuotrauką ir turi įsijungti. Suprantat, nuotrauka tai yra momentinis menas. Jeigu jinai per pirmą sekundę nepritraukia dėmesio, kaip dabar visi su reelsais, visi sako, oi, reelsas turi ten per 2 sekundės turėti hooką, kad paskui eitų. Bet nuotrauko yra tas pats. Visiškai, jeigu joje nėra rūko, jeigu joje nėra to momento, kai aš žiūriu ir palauk, stop, čia kažkas ne taip, ne? Ir tada pradedu narplioti, pradedu ieškoti joje kažkokių ryšių ir taip toliau, tai jinai tiesiog mirusi. Taip jinai gali turėti praktinę vertę tam žmogui, klientui, kuris joje nufotografuotas. Be abejo, nes ten jo vaikai, ten aš atrodžiau taip, jaunai, nejaunai, pilna, plona ir taip toliau. Bet tam žmogui iš gatvės jinai neturės prasmės. Jinai bus bevertė. Ir 1 sekundę jis pažiūrėjo, pamiršo. Ir dėl to gražų neužtenka.
Taip. Taip, nes, iš tikrųjų, tos kojos, tu tada žiūri tas kojos, iš kur jos atsirado, kaip yra, tarkim, tai tavo darbai iš tikrųjų tą ir sako, labai daug iš tikrųjų duoda tai. O tu kalbi būtent apie serijas, kaip apie mitologijas kažkokias, kiek čia iš ankstinio plano ir kiek to momento, kai stovi prie vulkano, pavyzdžiui, Islandijoje, ir viskas taiga susidėlioja. Va, tu buvai dabar Islandijoje, ne? Tas visas tavo, tai papasakok apie visą šitą, nes ten tikrai wow buvo ir net modelis atvyko iš kitur ir iš Milano, taip? Ja. Taip, tai kaip čia tas visas? Aš sugalvojau tokį projektą visų pirma. Tas yra inžinierius, taip kažkaip? Jo, inžinierė. Aš Islandijoje pirmą kartą, reiškia, 2 kartus aš ten buvau. Pirmą kartą sausio mėnesį aš nuvažiavau apsidairyti, pasižiūrėti, kas kaip, pageneruoti, padėlioti mintys, aš ten savaitę buvau. Tuo labiau mano vienas mokinys sakė, Albertai, atvežk čia iš Lietuvos fotoaparatą, jam 2 pigiau gaunasi, nes ten kainos tokios nežmoniškos, ta prasme, kad dieviškos. Supratau. Eini į parduotuvę ir nusipirki 10 kiaušinių už 8 eurus, tai pagalvoji, pakrapštai galvą, okei. Jo, aš Norvegijoje gyvenau kažkiek. Ten labai panašios. Jo, panašios, turėtų būti taip. Tai va, ir aš ten pabuvau, to labiau, kad aš kaip ir esu oficialiai su Epsono ambasadorius ir Fuji ambasadorius. Tai jie irgi prie šito projekto prisidėjo ir aš fotografavau viską su Fuji vidutinio formato GFX kamera, o Epsonas ten spaudai viską padeda ir panašiai viso šito projekto. Tai jau antrą kartą aš radau jo merginą modelį, kuri yra tokia beveik albinosė. Jos balti antakiai, balta oda, plaukai šviesus, ne visai balti tokie, galbūt kažkiek rudų, to tokio geltonumo turi, bet vis tiek, juodai balta fotografija, tai jinai balta visiškai. Ir tuomet man kilo idėja, Ridley Scott filmavo Islandijoje dalį savo filmo Prometėjus. Ir Prometėjaus pradžia, kai toks baltas žmogus, jisai save atiduoda, išgeria skystį ir jo visas DNK, DNR eina į krioklį ir taip gyvybė atsiranda iš jo paties. Ir iš esmės tai buvo man kaip ir toks įkvėpimas, aš nebandžiau kartoti ir panašiai, bet žmogus kuriantis pasaulį. Tai va ta moteris, jinai tokia kaip deivė, demiurgė, čia graikiškas senas žodis, kur ir vadinasi kūrimo inžinierius, jeigu taip. Ne? Tai jinai iš visokių daiktų, kurie gims tame pasaulyje, kurie jinai sukurs, kuria tą pasaulį. Toks užburtas šiek tiek ratas. Filmo vertas toks net pasakojimas, dabar tai atrodo kaip video. Tai pavyzdžiui, jinai ten ir orą kūria, ir iš savo burnos, ir kuria laiką, pakabinus laikrodį ant tos vietos, kur gyvybė atsiranda, ir reiškia jau su laikrodžio pagalba jinai sukuria laiką kaip savoką. Ir, tokia serija, jinai iš 10 ar 11 nuotraukų, kur, kaip sakiau, naudojami tokie įprasti daiktai tam, kad sukurti pasaulį, kuriame tie daiktai ir egzistos. O paskutinis kadras, jinai susinaikina. Jinai lenda į žolės tarkavimo tokią mašiną, tik kojos išlenda ir susinaikina ir atiduoda ir save kaip paskutinę auką šitam pasauliui. Geras, čia toks kaip visiškas filmas ir tai galima padaryti nuotraukom. Tiesiog, wow. Tai tokia ir kiekvienas kadras ir pasakoja kažkokią kūrimo istoriją. Pavyzdžiui, jinai stovi tarp 2 juodų laivų su užrištom akim ir jinai kuria tamsą. Bet reikia žinoti tų laivų istoriją. Tai yra laivai žudikai, tai banginių medžiotojai, 2. Jie buvo aktyvistų paskandinti, ištraukti iš vandens ir pastatyti ant kranto, jie ten tiesiog tokie kaip vaiduokliai stovi. Ir tie laivai iš jos kaip sparnai išauga. Tai va čia daug tokių alegorijų, daug sluoksnių, kai jinai kuria tamsą,
o tie laivai iš tikrųjų tos tamsos ir yra simbolis. Taip. Tai ten vat, kiekviena nuotrauka jinai turi daug vat, tokių prasmių. Tai čia, vat, pavyzdžiui, Islandijos, dar Kalifornijoje buvau praeitais metais, tai ten irgi įdomus projektas buvo. Tai maždaug šitaip, man patinka, kai žiūrovas nuotraukoje, augant jo žinių kiekį, sakykime, ar apie darbą, ar aplamai apie gyvenimą ir panašiai, jis atranda ten naujų sluoksnių. Iškai, man patinka tos sluoksnius užkoduoti. Kartais tai pavyksta netyčia, kartais reikia labai daug pagalvoti. Taip. O dar aš biškai mačiau truputėlį Instagram'e vakėliai apie Islandiją, kad modelis susirgo paskui, ne? Ten kažkaip tai buvo, kad ten, jinai tiek visko darė, ten, ne, tas visas šalta ten. Labai dėja, ne? Ir čia vat irgi toks kaip iš labai nuotykių. nemalonė ir jinai pati dar prieš važiuojant sakė, aš pasiruošus viskam, aš žinau, kad galiu susirgti ir pasiruošus saukai, bet, tiesą sakant, velniop tokios saukos. Ne, čia tas jo toksai, bet... Jo, ir, mes maksimaliai saugojomės, taip, ten buvo šalta. Kaip buvo +7 maždaug, bet vėjas, drėgmė. Tai grubiai tariant, tai aš vaikštau valandą, planuoju kadrą, kas kur, mes visiškai apsirengę šiltai, paskui jinai minutė išbėga, jau suplanuotas kadras padaromas realiai tik kelios nuotraukos ir atgal į automobilį šildytis. Bet vis tiek, stebėjai savo padarė, taip, bet šiaip buvo įdomu stebėti, nes Instagram'e, kai stebiu tave, žiūrėjau šitą visą, tai man labai buvo įdomu ten. O dabar Kalifornijos serija, taip, šovė Amerikos dykumoje, Bombay Beach, Saltons Jaus pakrantėse, ten, kur amerikietiška svajonė tiesiog supuvo saulėje. Kuo tave patraukė būtent nykimas, o ne klestėjimas? Aš ir darau vieną seriją per metus, tokią didesnę ir kažkur kitoj šaly, tai praeitais metais aš buvau Kalifornijoje. Taip. Ten irgi labai įdomi istorija. Salton Sea yra didžiausias Kalifornijos ežeras. Jis ten į 5, man atrodo, ar 10 didžiausių Amerikos ežerų įeina. Ta prasme, jis už Kalno marias ten kelis kartus didesnis. Ta prasme, tikrai didelis. Ir ten aplink tą ežerą, kadangi jisai gilavandeninis, ten buvo kurortai pastoviai. Ten ir suplaukioja su jachtom, ir pliažai. Supratot, vandeninas, jis yra vandeninas. Ten ir šalta, ir bangos, o kartais norisi tiesiog ramaus gražaus ežero. Tuo labiau, kad jis netoli ten Palm Beach, apie 70 km, kur visi labai turtingi žmonės gyvena ir taip toliau. Ir prasidėjus žemdirbystei, kas įvyko, pradėjo naudoti daug trąšų. Ir tos trąšos kartu su liūtimi nuo šlaitų, nuo kalnų pradėjo bėgti į ežerą. Ir ežeras sužydėjo. Ta prasme, tos trąšos tai buvo didžiulis maistas visokiem augalams. Augalai ten nežinau iš jų ten pavadinimų, nors ir pats biologas esu, bet jau ant tiek nesigilinau, kokie jie ten. Bet vienu žodžiu, tie vandens augalai suvalgė visą degonį vandenį. Tiesiog visiškai. Ir jis išmirė. Jis dabar smirdantis, cheminis, didžiulis ežeras. Ir be abejo, visi tie kurortai, viešbutukai, kur ten buvo miesteliai, jie irgi išmirė. Viskas, taip. Ir Bombay Beach yra vienas toksai žymiausių. Ten dabar apie gal keli šimtai žmonių gyvena. Nėra jis ten didelis, ten realiai gal 2 km ant 2 km, gal netgi mažiau. Toksai kvadratinis miestelis. Ten yra labai įdomus baras, kurio visos sienos išklijuotos doleriais. Jisai žinomas. Šiaip jis tokia tikrai pakankamai žinoma vieta. Ir mano kaip ir klientė, pažįstama ir modelis, su kuria mes darėm visą šitą projektą, jinai to miestelio ir rūpinasi. Jinai jį bando atgaivinti, pritraukti žmonių. Ir ten per paskutinius 5-10 metų pradėjo rinktis menininkai. Ir jie ten pradėjo kurti instaliacijas, daro tokį mini Burning Maną,
bet tos instaliacijos lieka, jos sukurtos nėra kaip Burning Man'e Taip, kad ten sudeginamos, sudegina, taip. o ten jos visos lieka. Ir ten visas pliažas ir panašiai, va, tų instaliacijų pilnas. Ir tai buvo kaip ir, suprantat, va, tas ir išnykimas, bet jo vietoje vėl gimsta kažkas tai naujo. Ne? Tos mirties pagrindų gimsta menas. Man tas labai pasirodė ir aš tą dar meną panaudojau dar vat, savo menui vat, su modeliu ir panašiai. Tai ten irgi iš 10 kadrų serija, kurią mes ten 18 irgi dienų buvom. Tai man atrodo, jinai visai graži. Aš juos dar irgi normaliai nepristatinėjau, nes aš iš pradžių ir dar jos pardavimą tik pradėsiu, nes aš su tai savo Monake kolekcininkais, jie turi pirmą pirkimo teisę. Ai, nu kad tiesiog jau. Paskui tik tai taip jau visi kiti. Paskui visi kiti. Nu taip. Čia kaip tas vat, pirmas žmonos nakties, ne, maždaug atitikimo. Bet tai tavo viena nuotrauka, va, kaip ir pradėjo mane biškai kalbėti, yra parduodama už 1500 eurų, o pagaminti ją kainuoja apie 100. Tai dalis žmonių pasakytų, kad menas ir tokia matematika nesuderinama, tikrai. Nu taip, čia viskas teisingai, pardavinėti reikia po 5 ar po 10 tūkstančių. Aš visiškai pritariu, kad matematika dar bloga. Kaip tu sujungi savo galvoje be gėdos jausmo? Čia viskas labai paprasta. Menas neparduoda medžiagų. Jeigu jūs paimsit kokį Picasso paveikslą ar dar kažką, tai medžiagos ten kainuoja kelis eurus. Dažai, teptukai ir drobė. Viskas, daugiau ten nieko nėra. Tai reiškia, čia perkamos yra visai kitos materijos. Yra perkama idėja, yra perkamas naujoviškumas, yra perkamas fotografo arba menininko brandas, įvaizdis, žinomumas. Yra perkama netgi, jeigu tavo darbai yra kažkieno jau didelių kolekcininkų kolekcijose ir panašiai, tai tame tas irgi pakelia darbų tą kainą ir panašiai. Lygiai taip pat parduodamas yra limituotas kiekis tų darbų. Arba tai yra tiesiog vienas darbas. Kai aš turiu, pavyzdžiui, Existos projektą, kur aš darau tik tai vieną nuotrauką. Paspaudžiu fotoaparato mygtuką tik tai vieną kartą, paskui mes jį atspausdinam tą darbą. Ir aš sunaikinu kortelę. Ta prasme, lieka tik tai atspausdintas ir įrėmintas darbas. Tas labai įdomus dalykas. Daugiau nieko. Tai maksimaliai ekskliuzyvinis dalykas, kurį bet kas gali užsisakyti jo savo. Bet jis gauna tiesiog vieną darbą ir maža to, aš paspaudžiu mygtuką vieną kartą. Ir žmogus tą supranta. Čia jau neeina kalba, o padarom dar kartą, o gal gražiau, negražiau, gal dar kažką. Čia jau kaip gavaisi taip, tiesiog ir tas momentas. Čia nesigauna, neeina taip, kaip gavaisi, nes visgi aš labai tą kadrą planuoju. Ai, nu taip. Ten jau, kai fotografuoju, jau sakai, jau neužsimerkti, nesumirksėk ir panašiai, kad tiesiog jį nesugadinti fiziškai. Bet jo, tai taip, ir ta kaina jinai iš to ateina, tikrai ne iš medžiagų. Ta prasme, meno rinkoje medžiagų kaina ir kūrinio kaina neturi koreliacijos visiškai. Taip, tai nes tavo mintis, tavo viskas, savo medžiagos nueina savo. Tu parduodi ten save. Taip, būtent. Tu vienintelis man pažįstamas fotografas, kuris ne tik kuria, bet ir gamina kitų fotografų darbus. Va, kaip tik pradėjom apie tą visą tokį kalbėti. Turi spausdinimo platformą ir parinktą popierių, suderintas spalvas. Iš kur šitas inžinieriaus mąstymas viduryje meno? Aš gi pats iš to paties programavimo pasaulio atėjęs, tai tą inžinieriaus mąstymas ir turiu. Iš kitos pusės, kai aš pradėjau rengti savo parodas ir panašiai, aš pamačiau visiškai tuščią vietą rinkoje, kad fotografai savo parodom už protingą kainą negali atsispausdinti nuotraukų. Tikrai taip. Aš dariau 2 parodas, tai tiesiog drobės dariausi. Tai dabar norėčiau
savęs, kaip ir, bet jau padaryta. Nes eini į rėminimo saloną. Taip. Ir kai tau uždainuoja ten 400 eurų, sakykime, ir tu žinai, kad tau reikia 20 darbų, pavyzdžiui, tai 6000 eurų ir tu pradedi krapštyti galvą. O jie ten į fotografą žiūri kaip į klientą iš gatvės. Na taip, jiem ten visai vienodai. Jo, visai nieko, jiem vienodai. Tai kai pamačiau šitą, tai ką mes padarėm? Mes padarėm labai paprastą dalyką, standartizavom dydžius. O prie tų labiausiai standartinių, kur išpildo 90%, 95% poreikių fotografų. Standartizavom ten stiklus, spalvas ir panašiai. Vėlgi 95-90% vis tiek juodą rėmą užsako, nes jis universalus, dar 10% baltą, nu ir kartais ten medžio spalvos. Labai retai. Nemačius dar medžio spalvos niekur parodose kažkaip. Nu, vat buvo vienos fotografijos čia gamtos paroda, tai ten medžio spalva. Gal kad reikėjo tiesiog. Jinai tam puikiai atitiko. Tai ir mes jiem parduodam už visiškai didmeninę kainą. Tam, kad jie galėtų arba parodą surengti už labai protingus pinigus. Kainų aš čia dabar nesakysiu, nes jos konfidencialios tik fotografam. Ir Genius... Aš į fotografiją. Bet girdės jo. Genius.gallery yra puslapis, tai ten galima užsiregistruoti. Tai ir viskas, ir tokiu būdu galima netgi ir savo darbus. Aš vėlgi, kadangi man pačiam spausdinti labai patinka ir spaudojant, nu, tai yra visai kitas darbas, tai yra apčiopiamas darbas, tai neguli kažkur telefonė ir nemiršta galų gale, tai yra ant sienos kaba kiekvieną dieną ir netgi tiem patiem fotografam, kai jie savo klientui atspausdina nuotrauką, arba padovanoja, arba į komplektą, arba parduoda, ką irgi žmonės perkasi. Aš su viena čia moterim kalbėjau, jinai vadovaujančias pareigas vienoje įmonėje turi, sako, aš turėjau 5 fotosesijos ir ne vienas fotografas man nepasiūlė atspausinto darbo, o mano tikslas buvo nuotrauka ant sienos. O aš pati jos taip ir nepadariau, nes, nu, tingėjau, reikia to užsiimti. Taip. Bet tą nuotrauką ant sienos, jeigu nors vienas fotografas būtų jai pasiūlęs, jinai kasdien jai primintų apie tą fotografą. Suprantat? Taip. Ir paskui kitą dieną, kitą fotosesiją vaikas gimsta ar dar, jinai vat yra jau fotografo darbas ant sienos pas tave. Nu, ar tu tikrai ieškosi kito fotografo? Nu, ne. Taip, taip. Nes šitas jau pasiūlė, padarė, vat kaba priminimas, svečiai ateina ir panašiai. Tai, nu, tiesiog žmonės pas mus dar Lietuvoje tas nepriimta, jie dar nemoka šito naudotis, šituo. Tai vat, taip ir įkūrėm. Ir iš esmės aš vat, per šios metus jau užbaigiu jau remontus visus jau dirbtuvėse, jos jau veikia. Taip. Bet, nu, dar, aišku, darbo, tai kaip visada. Čia normalu, taip. Mes, tarp kitko, dabar ir atidarėm ir paprastiem žmonėm. Jau nuotraukų spaudimą. Taip, aš mačiau, kad tas visas yra tai... Labai paprastas, pagaliau.lt. Taip, labai įsiminkit, jeigu... Pagaliau bus nuotrauka ant sienos. Aš iš tikrųjų labai gera mintis. Taip, nes aš irgi pati labai mėgstu fotografuotis ir savo šeimą fotografuojus ir pas mane tikrai yra, kai draugai ateina, tai draugai jau įpratę, tarkim, kurie, pirmi draugai, kurie tik ateina į svečius namuose, čia pas to visa galerija, sako, aš mėgstu, kad būtent nuotraukos būtų ant sienos, tai čia labai geras dalykas. Pagaliau .lt. Taip. Ten 3 paprasti žingsniai. Išsirenki nuotrauką, jau išsirenki rėmą, išsirenki dydį ir sumoki. Viskas. Ir po 3 dienų namo atvažiuoja labai saugiai supakuota siunta. Mes netgi duodam varštelius, kad nereiktų eiti į senukus, ir dar pirkti ketvirtinimą. Viskas yra, tu tiesiog pagaliau ją duok savo vyrui graštą, jau graštą mes neduodam, dėja, brangus daiktas. Reikia savo turėti. Daugelis atiduoda skaitmeninį vaizdą ir tuo ir pabaigia, kaip ir taip. Kuo skiriasi vaizdas ant popieriaus, kokie popierių tipai, kam tinka ir kodėl, tarkim, kas.
Jo, ir čia labai daug fotografų nežino tokių niuansų. Sakykim, kas, kodėl, koks popierius. Šiaip tai Tikrai skiriasi. taip nežino. Visų pirma, popierius žymiai atlaidesnis va tom visom ale klaidom, ko mes bijom fotografijai. Aha. Pavyzdžiui, izo, triukšmas, Taip. arba kažkoks neriškumas, ką mes monitorių 100-200% pritraukiam ir išsigastam, kaip kokia bedarba, trūkumas pikselių, megapikselių atrodytų čia mažai, aš noriu atspausinti didelį ir paskui visokios dirbtuvės rašo reikalavimus. Metro dydžiui jums reikia 200 megapikselių. Aš taip sėdžiu, keiktis aš nesikeiksiu, bet prancūziškai, taip sakant, Įmanoma. jo, merda pasakysiu, va gražiai kalba, žinai. Tai prieš mėnesį mes būtent su Epsonu darėm seminarą ir vežėmės A2 spausdintuvą. Aha. Ir aš atspausdinau tą pačią nuotrauką, 2 variantus. Vienas 2,4 megapikselių, kitas 3,5 megapikselių. Nu, 2000 ant 1500 Taip. rezoliucijos. Va tos iš Facebooko, tiesiog paimta Taip, iš tiesiog Facebooko nuotrauka. A2 formatas, 60 ant 40, tai iš karto pakankamai didelė, galinga taip, nuotrauka. Ir daviau visai auditorijai, nesakydamas, kame yra skirtumas, suraskit skirtumą. O kaip įdomu, aha. Kaip galvojat, kiek žmonių suprato? Iš galbūt ten 50 žmonių buvo. Nu, jeigu koks vienas buvo, tarkim, labai jau stiprus, tai gal kad turėjo gal 3 koks kokie vienas. žmonės pamatė, kurių akis buvo labai jau aštri, kad va čia yra šiek tiek aštriau. Tas šiek tiek tai reikėjo žiūrėti sagas ant... Kad kažkur kad kažkur va šitą galima būtų pamatyti. Jūs suprantat skirtumą A2, 3,5 megapikseliai ir 24 megapikseliai. Ir va tame yra esmė, kad popierius tai yra visai kita medija. Ten jūs galite netgi seną nuotrauką iš Facebooko atspausinti pakankamai didelio formato, jinai gerai atrodys. Jinai gerai atrodys, nes ją nežiūrės va taip atėjo, jie žiūrės kambarį ir taip toliau. Tai netgi jinai kažkiek neriški, arba izo aukštas triukšmas, jis kaip tik nuotraukai priduoda faktūros, detališkumo. Ir tas labai svarbu, plus skirtingi popieriaus tipai būna. Popierius gali būti blizgus, popierius gali būti matinis, popierius gali būti pusiau blizgus, satinas, taip vadinamas. Taip, silk ten tas vadinamas. Jo, silk. Metalinis gali būti ir taip toliau. Ir vėlgi kiekvienas turi savo pritaikymą. Jeigu jūs duodat žmogui į rankas, blizgus, satinas labai gerai atrodo. Aišku, jie turi tuos atspindžius, bet žmogus gali pavartyti ir tos atspindžius nuimti. O jeigu rėminam, tai tik matinis popierius naudojamas. Nes jau ant sienos atspindžių neturi būti. Be abejo, ir stiklą naudojam irgi be atspindžių. Bet yra dar viena popieriaus kategorija, sakykim taip, dar viena rūšis, ne rūšis, o kaip charakteristika. Ar jis yra archyvinis, kiek išlaiko. Ir va šito irgi žmonės dažniausiai nežino, nes popieriuje gali būti optiniai balikliai, OBA taip vadinami. Tai yra cheminės organinės medžiagos, kurios atspindi mėlyną šviesą ir baltas popierius atrodo baltesnis. Bet jie suyra po 10, 15, 20 metų ir popierius pagelsta. Kaip rankšluosčiai, laikraščiai. Seni laikraščiai yra geltoni. Vat tai yra tų optinių baliklių išplovimas. Lygiai taip pat pats pagrindas gali pagelsti, jeigu jisai nėra alfa celiuliozė arba medvilnė, tie laikosi ir nepasikeičia. Tai yra dar viena charakteristika popieriaus, tai ilgaamžiškumas. Nes geri popieriai, pavyzdžiui, tos, kurios mes naudojam, jie archyviniai, jie patvirtinti testų ir panašiai, jie kaip minimum 100-150 atlaiko metų nepasikeitę. O pigesni ir kartais netgi ir pakankamai brangus. Jie atrodo galbūt kontrastingesni iš pradžių ir panašiai, bet praeina 10-15 metų, jau atsiranda plemukai, va čia pageltonavo, čia dar nepageltonavo. Ir jeigu tai yra meno kūrinys,
tai jis išmetimui. Ir meno kūriniai visada yra ant archyvinio popieriaus. Bet aš manyčiau, kad ir ne tik meno kūriniai, bet ir šeimai. Šeimos, nes tai yra relikvija, jau gaunasi taip, jau iš kartos į kartą. Jeigu dirbtinis intelektas nenužudys žmonijos, tai reiškia, mes galėsim ir po 100 metų daugtis tais. Tas taip. Taip. O tu turi rimtą auditoriją šiaip socialiniuose tinkluose ir rašai jiems ilgus gonzo stiliaus tekstus, tiesiog jie tokie būna. Kai dauguma fotografų ten tik rodo kadrus, kodėl tau reikia ir žodžių? Kodėl tokių ilgų? Tai matyt tiesiog dar viena yra meno forma. Aha, aš kartais tie tekstai susiję su fotografija, kartais nesusiję, man tiesiog patinka rašyti. Ir rašau iki šiol pats. ChatGPT. ChatGPT klaidas patikrina. Jis tą redakcinį darbą, aišku, labai gerai padaro. Sako, klausyk, čia galima žodį pakeisti, čia galima klaidą, čia man pasako, čia tu per ilgai visada, sako, rašai, aš sakau, velniop, aš noriu ilgai rašyti ir mano skaitytojai tai vertina, kad tai ilgas straipsnis, jis reikalauja atsisėsti, reikalauja įsiskaityti, reikalauja suprasti ir ten visada yra keli sluoksniai. Kai gali viena mintis perbėgti į kitą, į trečią, paskui užsiciklinti, grįžti į pirmą mintį ir panašiai. O kodėl gonzo, nes šiaip buvo toksai stilius gonzo žurnalistikos 80-90 metais ir man jisai labai patiko ir aš iš esmės išaugau jį skaitydamas. Gera tuo metu žurnalistika žurnaluose, leidiniuose, čia ne apie laikraščius mes kalbam, o apie tokius jau brangesnius leidinius, tai aš kažkaip išaugau ir man tas labai artima ir man tas labai patinka. Tai čia yra tiesiog dar vienos savo pasaulėžiūros, apart fotografijos transliavimas į šitą. Bet dabar, man atrodo, aš kokius 3 straipsnius parašiau ir visus suplėšiau. Aiškiai, nepraėjo mano vidinio cenzo. Ir jo, tai būna, kad rašai iš karto atrodytų, esi toks įsijautęs, faina, viskas po savaitės perskaitai. Netinka, nepraeis. Plėšyt nereikia, ten jie Google diskai jie ir guli savo, gal kažkada prisėsiu, bet dažniausiai jie miršta. Taip, prašai, sėdi visą dieną rašai ir naudos jokios. Man dar iš tikrųjų, aš tave pati, kaip fotografė, tarkim, atradau tave per tavo vieną labai stiprią Lietuvoje, kai tu grįžai iš Monako, būtent orgazmo serija ta visa. Apie tave rašė laikraščiai, visa kita. Wow, laikraščiai, čia žurnalai, gal daugiau kaip ir, tarkim, orgazm būtent pateko į Playboyų, į Cosmopolitan. Tai buvo, kuris projektas labiausiai išgąsdino tave patį, o ne publiką? Kaip, ta prasme, man tai buvo wow, gal, oho, fotografas tokį dalyką padarė. Ir kaip tos moterys tau atsiskleidė, tiesiog orgazmas vidury dienos. Miške, ten mačiau tų nuotraukų. Atsiskleidė jos galbūt tikriausiai daugiau savo, o ne man. Aš buvau tik kaip įrankis tas su fotoaparatu, stovintis už kelių metrų ir laukiantis. Bet kaip tu galvoji, tokia mintis atėjo, wow, čia kažkas. Mintis labai paprastai, tiesiog man prisisapnavo. Aš jau tada, gyvendavas Monake, aš tada, vaikščiodamas į galerijas ir panašiai, jau tada pagalvojau, kad reikia pradėti dirbti su projektais. Ir aišku, ieškojau kažkokios idėjos ir iš tikrųjų gerą idėją projektui sugeneruoti, sugalvoti yra labai sudėtinga ir sunku ir kad tai būtų wow ir panašiai, kad tai būtų iššūkis, o aš visada noriu, kad tai būtų iššūkis. Ir aišku, tu pats išsigąsti ir jeigu tu klausi, kuris baisiau, ar tas, aš netgi negaliu pasakyti, nes iššūkiai skirtingi kiekvienam iš jų. Ir orgazme tai toks, tame projekte tai labiau toksai moralinis, socialinis iššūkis, visų pirma pasiūlyti, pristatyti ir panašiai, ką visuomenė pagalvos. Čia jo, tas toks labiausiai gal net. Bet lygiai toks pat iššūkis ir pačioms merginoms modeliam, nes jas mato. Bet aišku, ten tiesiog komunikacijoje prieš tai viską paaiškini, kas kaip ir ką tau reikia daryti, ar moki tą padaryti, ar galės, ar išeis. Ir ten jau kaip ir paskui viskas iš tikrųjų jau paprasta, čia tas socialinis. Paskui man tik vieną nuotrauką padaryti, žinai, ten, aišku, sugalvoti vietą, šviesą, žinai. Bet, pavyzdžiui, kad ir tas
Islandijos dabar projektas Taip, va šitas, inžinierė, tai irgi ten jau savi iššūkiai, ir tas šaltis, ir Islandija, ir tai yra šalis, kuri klaidų neatleidžia, kuri neleidžia tau nieko prognozuoti, nes dabar orai tokie, po pusės valandos Vėlgi jie taip, visiškai viskas kitaip. keičiasi. Ten viskas momentaliai keičiasi, gali uždaryti kelią ir tu tiesiog į vietą negali nuvažiuoti. Ai, nu čia- Vėjas didžiulis Taip. ten ir panašiai, jis tiesiog nupučia mašinas nuo kelio ir kelias Žiauriai yra skamba, uždaromas. Arba ten atvažiavai vieną dieną, apsižiūrėjai, kitą dieną bangos 2 metrų. Nu ir viskas, taip, ką Ir daryti. jau kažką turi kitą Taip. galvoti. Tai vat kiekvieną kartą tai iššūkiai gerai, bet iššūkiai, ta prasme, kitokie, bet iššūkiai jie ir sukuria vertę. Nes žiūrovas tą iš karto atpažįsta. Žiūrovas iš karto mato auką. Kai jinai buvo, ar tai buvo idėjos, kaip Islandijoje, kaip pavyzdžiui, ten geizerio eina garai, mes labai tiksliai atitaikėm, reiškia, merginą Visą tą, atvira aha. burna ir iš burnos tas geizeris išeina. Tam, kad tą atitaikyt, nu, ten reikėjo 2 Ten reikėjo valandas. stebėti, žiūrėti. Vienoj taip. vietoj ten stovėti ir momentą gaudyti, ir kampą gaudyti, ir kompoziciją gaudyti, ir čia viskas keičiasi. Ir tai, va taip yra, ne, kad kiekvieną kartą tai kažkas tai vis kažko išsigąsti. Bet aš visada sakau, jeigu jūs sugalvojat projektą ir jį išsigąstat jį daryti, labai labai tikėtina, kad tai nuostabus bus projektas. Aha, Nes jūs išsigąstat, reiškia, tuo, kas sudomins žiūrovą. taip. Nes tos baimės jos ne šiaip tuščioj vietoj. Čia, Suprantat? aha, taip, čia man tai labai ypatinga. Aš tiesiog, kai, sakau, 2 parodas padarius tokias, nu, jos tokios, nu, tikrai kitokios, ten neštukių buvo paroda, vaikų paroda su gyvūnais, truputėlį, nu, skiriasi faktas nuo tavo, nes tavo tiesiog ateini ir galvoju, ir visą laiką tikrai žiūri tą nuotrauką, galvoju, kaip jinai padaryta, kaip, nu, tikrai, wow, meno kūrinys, pavyzdžiui, tikrai, ir nu, jos tikrai skiriasi, bet, vat, apie tą, va, tokį bijojimą, vat, nekart nereiškiasi, dar man reikia auk labai daug, Tai va, verta, aš netgi taip pasakysiu, verta daryti tik tą projektą, kurio jūs velniškai bijot. Taip. Nu, pirmą kartą bijojau labai, nes mano mokytojas tiek mokykloje, jisai man kažkaip paspardė užpakalį tuo metu ir per jo parodą jisai man pasakė, sako, nu dabar, sako, Agne, norėčiau, kad tu savo padarytum parodą. Ir aš taip, oi, ir toks buvo tada jisai, nes, nu, pirmi kartai tokie. Tai čia yra baimė pirmą kartą. Jo, pirmą kartą, jo, toks. Mes, kaip sakė Mamontovas, esame jauni, kol turim pirmą kartą. Taip. O dabar, jei pradėtum nuo nulio šiandien, su visais AI-ais, su tuo, ką dabar žinai apie rinką, ką darytum kitaip ir ko jokių būdų nekartotum? Iš karto eičiau į ekskliuzyvumą. Todėl, kad AI-us tai yra maksimalaus idealus sulygintojas. Ką aš turiu omeny, jis jau jum neleidžia kurti blogai, silpnai, nekokybiškai, nes jis tą daro nemokamai ir kokybiškai. Nu taip. Ir šičia dabartinėme pasaulyje, va šitą reikia suprasti, vidutinis darbas niekam nebus įdomus. Todėl, kad jeigu tai yra darbas tiesiog turintis tą tokią praktinę prasme, pavyzdžiui, rūbų fotosesija kokiam brandui, Taip. arba flakonas koks kvepalų, tai visa tai jau bus daroma verslininkų su AI, nes tai tiesiog pigiau, greičiau ir labiau kontroliuojamosios sąlygos. Jau dabar darosi tas visas. Tai bet kokia praktinė fotosesija neteks prasmės. Jūs galėsite parduoti tik asmeninę patirtį, savo požiūrį. Jūs galėsite parduoti tik tai žmogaus prisilietimą. Ir atotrukis tarp super pigaus AI-aus darbo, kokybiško, bet pigaus, ir ekskliuzyvinio žmogaus didės. Žmogui mokės daugiau už, kaip sakiau, ekskliuzyvinį prisilietimą, žmogišką turinį ir panašiai. Viskas, kas žmogiška, bus labai labai vertinama. Ir tai jau neužilgo ir labai greitai. Jau dabar tai vyksta. Todėl tiesiog, kaip jau sakiau, gražu is not enough. Taip. Jau neužtenka tiesiog gražu ir niekaip neužteks. Jūs jau turėsite atiduoti ir parduoti save. Vat kaip, atsiprašau už palyginimą,
prostitutė, jinai parduoda save, Taip. savo kūną, Taip. savo jausmus, kokie ten bebūtų ir panašiai, Taip. ne, ir už tai žmogus moka. Tai vat ir čia jūs tam tikrą prasme, taip. ne, vat turit irgi save parduoti. Ir Savo mokėt tai vidų, daryt. savo kažkokį unikalų matymą ir va čia akcentas žodyje unikalus. Suprantat? Nes rinka, ir čia ne tik, aišku, fotografijose, ją jūs globaliai pakeis visą rinką. Aš pats esu kaip ir specialistas dirbtinio intelekto. Aš su juo ir daug dirbau ir kaip pats esu programuotojas ir domiuosi tą temą ir nuo pačių pirmų jos atsiradimo momentų aš visą stebiu ir matau tendencijas ir panašiai. Be abejo, daug darbų bus paliesta, labai daug ir tai nereikia galvoti, kad tai bus po 10 metų. Tai jau dabar vyksta ir po metų vyksta ir aš netgi sakyčiau, kad ateityje jūs uždirbti galėsite. Aišku, bus kažkoks, matyt, pastovus pinigai iš valstybės ar dar kažkaip. Taip. Kai darbus perims AI-us, nes jeigu žmonės nedirbs, tai reiškia, jie negaus pinigų, tai reiškia ir produkto niekam nebus pirkti. Tai ta gamyba, jinai vis tiek žmonėm kažkokiu būdu pinigai turi grįžti, kad jie galėtų pirkti. Čia žinot, kai man dar sovietinėje mokykloje sakydavo, kad tu tikriausiai gyvensi, jūsų karta gyvens komunizmo sąlygomis. Tai žinokit, AI-aus pagalba galbūt taip ir bus. Tai tuomet jūs galėsite jau pardavinėti tik savo hobį. O tai yra jau kaip ir... O tai jau yra, hobis, tai yra ir menas, ir amatas, ir mąstymas ir panašiai. Ir apie šitą jau netgi per vėlų kažkiek galvoti, jau reikia apie tai pagalvoti. Tai vat mano, jeigu aš žinočiau, kas ir kaip, aš iš karto eičiau į super ekskliuzyvinę rinką. Ką aš darau iš esmės vat dabar. Bet iš kitos pusės klausimas, tai pakankamai sunkus kelias, nes parduoti save, savo vidinį pasaulį, tai reiškia, kad jį reikia atverti žmonėms. O tam, kad jį atverti, pavyzdžiui, mano darbuose, ten nemažai seksualumo, dar kažko, tai reiškia, kad man ta tema mane rūpi man, ne? Kad reiškia, man tai yra artima ir taip toliau. Tai reiškia, aš turiu nebijoti apie tai, apie save papasakoti pasaulį. Tai per savo darbus tu atsidarai. Taip. Ir tai reikalauja irgi drąsos, aukos ir panašiai. O dar klausimas, kaip manai, AI-us, ne? Čia dar apie jį truputėlį. Fotografai baigs savo karjerą, kai šitas jau visiškai įsivažiuos? Ne. Baigs tam tikri fotografai karjerą. Komercijiniai, kur... Tokia komercija, kur buvo nemažai pinigų ten ir panašiai, tai jinai be abejo kažkiek, jinai jau transformavosi, transformuojasi ir transformuosis. Bet, pavyzdžiui, aš savo vestuvėse visiškai nenorėčiau, kad robotas mane fotografuotų. Aš irgi ne. Tai reiškia, žmogaus darbas bus, bet reikia suprasti labai paprastą dalyką. Vestuvių fotografijos rinkos apimtis pasaulinė yra apie 60 milijardų eurų. Tai yra daugiau negu visa kita fotografija kartu sudėjus. Ir meno, ir sporto, ir reportažinė, ir komercinė, ir panašiai. Visos šitos fotografijos rūšis mažesnės negu viena tik tai vestuvių rinka. Arba tai vestuvių fotografai niekur nedings. Nes tikrai žmonės nenorės, kad jų nuotraukos vestuvių būtų sugeneruotos. Tai reiškia, jie nori tikrumo ir panašiai. Tai reiškia, bent jau fotografai neišmirs. Bent šitie bus. Lygiai taip pat naujagimiai, ten asmeninis fotosesijos. Aš irgi ten paprašiau sugeneruok mane kaip Jamesą Bondą Milane su Aston Martin. Puikiai sugeneravo ir panašiai. Aš į tą nuotrauką vieną kartą pažiūrėjau ir jinai kažkur mirė ten mano telefone. Ir viskas. Jinai man neturi prasmės. Mes jau apie tai kalbėjome, ne? Žaidimo forma čia. Tai neturi vertės. Vertė bus, kai aš nuvažiuosiu į Milaną, susirasiu tą Aston Martiną, ten susirasiu fotografą, nes tame yra visas kontekstas. Aš perku ne darbą, aš perku kontekstą, aš perku patirtį, nuotykį ir panašiai. Mes dabar irgi galim Islandiją pažiūrėti nuotraukoje, bet nuvažiavęs tu visą kontekstą tu pajauti ten savo kūnu. Tai
turit suprasti, kad va šitą fotografiją, kurioje jūs parduodat patirtis, jinai niekur nedings. Žmonės pirks patirtis, jeigu tik, aišku, žmonės turės pinigų. Nu, Va taip. Čia dar kitas klausimas, taip. Dabar toksai irgi, ko šiandien iš tikrųjų siekia Albertas Pociej kaip fotografas, kaip verslininkas, kaip tėtis paaugliui, kur paauglys augs visai kitame pasaulyje, kitokiame. Dėl paauglių nežinau. Žinokit, pavyzdžiui, mano sūnus įstojo į universitetą ir išėjo po pirmam kursai. Ir aš šioje vietoje jį pilnai palaikau, nes žinių vertė tampa, jeigu ne nulinė, tai arti nulinės. Paprastų teorinių žinių. Patirties ir praktinių žinių, ne, bet teorinių žinių, tai tu dabar atidarai ChatGPT, Gemini, Claude ar taip toliau ir tu turi tas žinias, ta prasme, tau už jas jau nereikia mokėti. Kai anksčiau bibliotekos tapo, padarė tas žinias knygos prieinamomis, paskui internetas, tu jas gali neišėti iš namų, bet jos vis tiek buvo neklasifikuotos, jos buvo išbarstytos ir panašiai. Tai ką duoda universitetas, jisai duoda tą santraupą, tau reikalingų žinių ir viską vienoje vietoje. Tai dabar chatbotai tą patį daro. Jūs nueinat į Gemini, ten paspaudžiat pliusą, einat į learning plan, jis jums padarys learning planą ir viskas, ir ten mokaisi to pagal tą planą. Jeigu tau, aišku, tik užtenka spardymo į užpakalį savo pačiam, nes universitetas tai jis labiau apie tai, kad tave spardo, čia motyvacinis klausimas, bet ne pačių žinių kokybės klausimas. Tai kitas dalykas, kuo aš siekiu, tai vienas, tai man įdomus mano tie paskutiniai projektai ir aš tikrai jais tikiu, jie tokie pakankamai gyvūs ir prasmingi, tai skleisti šitą. Antras dalykas, ta mano tokia misija, kad pas žmonės atsirastų ant sienos paveikslai ir man labai malonu, nes jie visi pro mūsų rankas praeina. Tai yra rankų darbas, kai kiekvieną nuotrauką prieš spausdinant patikrinam spalvas, jeigu reikia susisiekam, atspausinam ir rėminam, supakuojam viską gražiai ir taip toliau. Tai yra toksai, tas kūrinys taip, jisai gimė pas fotografą ir panašiai, bet pas mus yra antras gimimas. Ir tas mane irgi veža, tas labai patinka, nes tu prisilieti prie to, kas paskui džiugins žmogų dešimtis metų. Tai matyt šitaip, o žinai, toksai, aišku, galbūt dabar rusus nelabai minėti madinga, bet buvo labai žymus rusų rašytas Levas Tolstojus, kur Karas ir taika. Tai jisai pasakė šitaip, man gyvenimo prasmė, tai padaryti pasaulį per tiek geresnių savo kažkokių indėlių. Taip. Tai aš tuo labai tikiu ir man tas labai artima, kad aš noriu įdėti indėlį, kuris per tiek pasaulį padarys šiek tiek geresniu. Ir iš esmės man prasmė yra tas indėlis, tas mažas. Kažkokiam žmogui konkrečiai, kažkiek galbūt meno rinkai, kažkiek Lietuvos rinkai. Ten labai daug Lietuvos fotografų praėjo pro mūsų rankas. Ten šiaip aš pabandžiau paskaičiuoti, tai ten apie 6-7 tūkstančiai gavosi žmonių, kurie dalyvavo vienokiuose ar kitose mokymuose, seminaruose ir panašiai. Taip, tai čia yra labai daug. O dabar pats kažkokį projektą, nes buvo iš mano Instagramo sekėjų, pasikartojantis klausimas, koks kitas projektas, kas toliau? Dar nežinau, aš dar paskutinio projekto vaibu gyvenu ir matot, niekad negali žinoti, kada, kaip gims kitas, nes tai negimsta pagal poreikį, pagal pareikalavimą. Dabar man reikia projektą, gimk. Atleiskit, bet taip nesigaus. Taip. O dabar dar tiesiog, einant visiškai pabaigą, klausimas, gal net ne klausimas, tavo tiesiog palinkėjimas fotografam, naujam pradedačiam fotografui, kad kaip čia nepabėgtų, neišsigąstų tos fotografijos, kad, jeigu jisai tikrai, tą turi talentą ir keli tipsai, tokie palinkėjimai jam.
gadinti fotografiją. Nefotografuoti standartiškai ir Trečdalio teisingai. taisyklė, net ten tie visi taip. Kiek jau mes mokinių turėjom tokių, kur ateina mergina po dailės studijos, dailės akademijos studijų, fotografijos, po 4 metų ten studijų ar kiek, ir žiūri jos nuotraukas prieš studijas ir po studijų, ne? Ir va ten jaučiasi asmenybė žmogus, o čia jaučiasi mašina. Ai, nu taip, viskas išmokta pagal Viskas taisyklės. išmokta ir jie įkautos taisyklės ir jinai jau iš jų negali išeiti. Tai supraskit, kad jau sakiau, gražų jau nereikia. Taip. Jau impresionistai, paskui kubistai, va tokia atsirado kubizmas meno rinkoje, tapyboje, jie ką pasakė, grožio nereikia menui. Taip. Tai buvo didžiulis postumis ir pasikeitimas visos tapybos rinkos. Tai jūs supraskit, kad fotografija kažkur šitoj vietoje, ne, kad standartiškai gražiai ir tas pats dirbtinis intelektas padarys ir visi kiti padarys ir jūs konkuruosit tik kainomis. O kainų konkurencija, nu tai čia yra prekybos tinklai. Taip. Tai jums reikia būti butiku, kuris parduoda kažką visiškai unikalaus. O unikalus esate jūs. Ir savyje reikia šito unikalumo ieškoti. Kur tai bus, jūsų baimės, jūsų norai, jūsų troškimai, viskas, kas yra nepatogu kalbėti, apie ką kalbėti ir panašiai. Suprantat, jūsų žiūrovas ir pirkėjas, tai tam tikras voaleristas, ne, tas, kuris stebi pro rakto skylutę. Tas, kuris nori pamatyti paslėptą, o jūs jam rodat standartą. Ir niekas nežiūrės per rakto skylutėje apsirengusius žmonės. Ne? Visi norės nuogumo ar dar kažko, ar ten kažkokių dramų ir taip toliau. Todėl, kai jūs sakot gatvėje, ten pas mane viskas gerai, tai su tavimi ir kalbėtis nėra. Neįdomu tada. Visi tengi nori išgirsti, kad čia kažkas blogai ir taip toliau. Visi nori konflikto, visi nori dramos. Tai vat mano... Matyt, tas paskutinis patarimas bus toks. Svarbiausias žodis fotografijoje. Tas žodis yra bet. Bet kuria konfliktą. Stovi graži mergina prie sienos, bet apipilta dažais. Bet be vieno bato. Bet pusė galvos sušukuota taip, pusė taip. Bet pusė veido su makiažu, pusė be makiažo. Bet jinai 2 metrų, jos vyras 1,50 m. Suprantat, šito paprasto, primityvaus žodžio įvedimas į fotografiją pakelia ją į visai kitą lygį, kai jūs pradedat pasakoti istorijas. Kai žodžio bet nėra, tiesiog stovi mergina, graži, okay. Tiesiog gražu, taip. Bet nėra bet, ne? Tuomet jūsų nuotrauka tuščia. Jinai neverta nei pastangų, nei paspaudimo, nei nieko. Ačiū labai, kad atvykai pas mane. Labai gerų patarimų, aš net ir savo išsinešu, labai gerų net. Tai ačiū jums irgi, kurie žiūrėjot, klausėt ir iki kitų kartų. Iki.